Labas rytas, 4 valandos ryto. Senai planuota kelionė prasideda 6:35. Esu prie Kauno tarptautinio oro uosto pirmą kartą. Pirmą kartą kilsim iš šito oro uosto. Šiuo metu esu dar parkinge, pasistačiau automobilį ilgalaikio parkingo aikštelėje. Neužilgo pasimsiu daiktus ir judėsiu į oro uostą. Iš ilgalaikio parkingo aikštelės atėjau prie Kauno oro uosto terminalo. Matau, kad žmonių mažiau negu Vilniuje, tai turiu tokį įtarimą, kad jisai yra šiek tiek mažiau apkrautas už Vilniaus oro uostą. Mano skrydis truks 3,5 valandos, tai galite įsivaizduoti, kad skrendu ne taip ir arti. Tuoj išlipsiu, sužinosit. O šita kelionė intensyviame rugsėje buvo jau iš anksto suplanuota. Tai 4 dienos draugo kvietimu apsilankyti svečiuose. Praėjau saugumo patikrą, sėdžiu laukiamojo zonoje, kadangi skrendu ES viduje, tai pasų patikrinimo nebus. Norėčiau paminėti, kad fototechnika man labai stipriai pagelbėjo vakar, nes buvau užsisakęs naują fotoaparatą, videoblogam naudoju fotoaparatą filmuoti, tai labai norėjosi, kaip ir kiekvienam, kai nusiperka naują daiktą, norisi kuo greičiau gauti, kuo greičiau bandyti, testuoti, įdarbinti. Tai kadangi prieš tai 2 dienas dirbau Vilniuje, bet dirbau taip intensyviai, kad nebuvo galimybės nuvažiuoti fiziškai pasiimti, tai paprašiau, kad įdėtų autobusus ir atsiųstų. Tai vakar apie pietus jau turėjau jį rankose. Pusę vakaro susipažinimui, pasiruošimui kelioniai ir jau dabar filmuojame su nauju fotoaparatu šitą videoblogą dalį. Tai tikrai rekomenduočiau Fototechnika LT, nes perku iš jų labai rimtus, labai brangius dalykus savo tiesioginiai veiklai, tai yra tiesioginės transliacijos internetu. Esu pirkęs iš jų ir Hedlerio apšvietimo lempas, tai yra 1000 eurų ir tikrai pristato, tikrai pataria, tikrai suteikia geriausią servisą, geriausius įmanomus terminus ir pritaiko nuolaidas. Tai jeigu norėsit susipažinti su tikrų savo srities profesionalu, tai susiraskit Gediminą, jis yra savininkas, 30 metų jau dirba šitame versle su fototechnika ir tikrai rasim kažkokį tai unikalų, gerą, kokybišką sprendimą ir kaip jis pats sako, kad nuo savo klientų jisai nebėga į kitą gatvės pusę pamatęs, nes iš tikrųjų parduoda labai rimtus ir kokybiškus daiktus. Tai tikrai neapmokėta reklama, mes su juo susidraugavom, palaikom ryšį. Ir kai yra kažkoks tai poreikis, aš tikrai jį visada kreipiuosi, tai ir jums drąsiai rekomenduoju. Tai jeigu jau dožiūrėjote iki šitos vietos, tai aš atskridau į Pafosą, dabar 10 valandų su trupučiu, tas pats laikas kaip ir Lietuvoje, Pafosas yra Kipre. Ir biškiai sumelavau, sakydamas, kad nėra pasų kontrolės. Yra, ne Šengenas. Tai vis dėlto teko praeiti ir Lietuvoje pasų kontrolę ir automatiškai atskridus pasų kontrolę.